Sveiki, Nextory News tinklalaidės klausytojai ir žiūrovai. Mano vardas Živilė ir šiandieną grįžtame su dar viena aktualia tema - dirbtinio intelekto pasaulyje. Ir šis epizodas mus nukels į meno, kino, animacijos industriją ir pasižiūrėsime, išgirsime, kaip įrankiai keičia tiek darbo procesus, kūrybinius procesus, bei apskritai edukacinę ir darbo rinką, kas liečia menus. Ir šiandienos mūsų svečias yra Antanas Skučas, kuris yra ir animatorius, ir programuotojas, filmo kūrėjas. Jisai yra sukūręs Artibo Čiurlionio jubiliejui Mikalojaus Čiurlionio filmą, animuotą su dirbtiniu intelektu, ar ne? 150-ojo Čiurlionio jubiliejaus metu, čia truputėlį prieš, bet buvo labai naudojamas jisai. Taip. Ar ne? Taip, tai buvo sukurtas pilnametražis animacinis filmas, naudoja dirbtinį intelektą, tai iš vis jo forma yra 1 valanda. Ir filmo idėja buvo taip, kas būtų, jeigu filmą sukurtų dirbtinis intelektas parašius pirminius promptus. Ir tai buvo 2022 metais, tai dar prieš tas didžiasias bangas ir buvo patys pirmieji įrankiai, kuriais galima buvo kažką kurti. Ir metus netgi reikėjo įtikinėti, kad kas nors iš vis parodytų. Tai pirmas festivalis Blond kažkaip sugebėjo parodyti, padarė nemokamą seansą, bet susirinko turbūt anšlagas, kurio nebuvo iš vis tam festivalyje prieš tai. Pilna salė užsipildė. Tai vėlgi neaišku, kodėl žmonės atėjo ir ką išsinešė, bet taip žiūrint, mes labai mažai turim bent jau animacijų, eksperimentinių filmų, kuriuos dar ir kažkas pažiūrėtų. Ta prasme, yra turbūt bandymų, darimų, bet retai jie kada išeina į plačią visuomenę ir tas Čiurlionis AI projektas buvo ne tik, kad parodyti dirbtinio intelekto įrankius, bet ir eksperimentinis filmas ir kažkaip požiūris naujas į kiną ir kaip eksperimentas, aš manau, kad visai pavyko ir mes rodėm ir kino teatruose, ir komerciškai, ir netgi susitarėm dėl 2 peržiūrų, bet kadangi visi bilietai būdavo išpirkti, tai ten dar šiek tiek tęsė, kol tasai žmonių srautas sumažėjo. Oho, įspūdinga. O tai kas šiuo atveju tampa kūrėju ir kaip tas pats procesas atrodo? Taip, tai tą darbą mes irgi galvom, kaip registruoti, nes jeigu nori rodyti kino teatruose, tai turi praeiti techninę procedūrą, užregistruoti jį kaip filmą, nes kitaip negali rodyti kino teatras ir turi nurodyti režisierių. Ir irgi rašau, sakau, pas mus režisierius yra dirbtinis intelektas. Tai taip ir palikom toje vietoje, sako, dirbtinio intelekto negali rašyti, tai reiškia langelis tuščias. Ir tada įrašai montažo režisierių, garso režisierių, Julius Zubavičius buvo, tai mes dviese montavom, turbūt taip pavadintume, ir mes buvom tik montažo režisieriai, garso režisieriai, o režisierius kaip ir yra kažkas. Kažkas, AIs. O kiek laiko užtrunka tokį filmą sukurti ir padaryti ir kiek reikia jum patiems prisidėti prie to gamybos proceso? Ar yra tiesiog užpromptinė, palieki kompiuterius renderinti ir viskas įvyksta, kol miegi, ar kažką visgi reikia padaryti? Taip. Taip. Tai pirminė idėja ir buvo tokia, kad aš paskaičiavau, kiek laiko užtruktų sugeneruoti pilno metro filmą, tai paskaičiavau, kad reikia mėnesio, tada dar lėčiau vyko. Tai surašiau promptus, įjungiau kompiuterį ir palikau jį mėnesį. Iš tikrųjų. Aha. Bet rezultatas, aišku, nedžiugino tiek, kad susidėliotų visas filmas, tai ten dar kelis kartus aš paleidau iš naujo tos promptus ir galbūt ten tų katų vadinamų daugiau paleidau, bet esmė ta, kad jis taip fiziškai turbūt mėnesį generavo pirmą kartą ir dar mėnesį tai, ko trūko. Tai tas procesas, techniškai 2 mėnesiai, bet aišku buvo ten redagavimo, perstumdymo, paskui matai, kad ten kažkas nekimba, tie įrankiai keičiasi, jeigu dirbtinis intelektas, ypač pačioj pradžioj, kas mėnesį, tiesiog jis, nežinau, didžiuliai žingsniais į priekį paeidavo. Tai pirmą tu Čiurlionio negalėdavai išgauti, tu galėdavai įrašyti tokius promptus, kurie būtų artimi Čiurlioniai. Paskui galėjai apmokyti dirbtinį intelektą jau kurti tikrai pagal Čiurlionio, čia turbūt taip galima sakyti, piešinius. Bet tada vėl autorystė, mes turime klausimus, kai
dirbtinis intelektas sukuria piešinį, pavyzdžiui, Čiurlionį, ir kai dabartinis žmogus kuria, sakykime, filmą apie Čiurlionį ir jis sukuria piešinį tarsi Čiurlionio. Tai vis dėlto ir čia klausimas, ar autoriaus perkurtas Čiurlionio piešinys yra Čiurlionio piešinys, ar jau autorio piešinys, ar tikresnis yra dirbtinio intelekto perkurtas piešinys, tai čia netgi tokiam sluoksnyje yra klausimų vis dėlto, kas autorius, kai mes dingusi autorių, kaip sakyti, nekurianti dabar, perkuriame iš naujo. Tai vis dėlto kas tas kūrinys ir kartais tikrai turbūt nereikia dirbtinio intelektui kištis, bet kartais visai turbūt įdomu, kas galėtų gautis. Geras, labai įdomus ir unikalus sprendimas. O kaip tradicinė šiuolaikinė kino industrijos atstovai reagavo į tokius pokyčius kino gamybos ir animacijos procesuose? Tai kas buvo čia prieš 3 metų 4 net, tai tikrai nėra tai, kas yra dabar. Tai irgi daug kas nenori apie tai šnekėti, bet taip už uždarų sako durų, kad pagyvenkim, kol dar galim iš to, ką darome. Tai tiesiog įrankiai keičia daug specialybių, ypatingai tie, kas yra tose etapuose, kas nesimato kadre. Tai yra kadruotės paišymas, pavyzdžiui, ypatingai reklamų, kur ten greit daug reikia. Yra konceptinis dizainas, kai yra sukuriami personažų dizainai, kaip ten fonai atrodytų. Tai tos dalis gali būti lengvai paslėpiamas gamybos procese ir pats filmas išeit kaip filmas, bet kažkokios dalis yra sutaupytos žmonių sąskaita greičiausiai. Tai čia ko bijo ir kas tampa po truputį tikrovę ir neslepia jau tai, kurie, pavyzdžiui, žaidimai užrašo dalis paveikslėlių yra sukurta inspiruota dirbtinio intelekto, ten įvairių yra sąvokų, tai kurie tiesiog paslepia tai ir tu net nežinai. O kaip vartotojai reaguoja? Tai nes pats juk daug sakės ir žaidimų, ir animacijų, kur... Tai labai keistas yra vienas kaip kūrėjo ir kitas kaip vartotojo. Tai aš kaip vartotojas nemėgstu dirbtinio intelekto paveikslėlių, bet mėgstu juos kurti. Tai čia gal irgi paradoksas, nes žiūrint, kaip tu juos pamatai ir kaip jie ten padaryti, aišku, kartais būna įdomu, kaip čia, matai, kad įdėtas kažkieno kūrybinis sprendimas arba prieita tikrai kažkaip įdomiai prie temos, tikrai yra tokių darbų, kurie sužavi kažkuo, tai, bet didžioji dalis tiesiog bando apgauti žiūrovą, ypatingai čia apie šalčius, tai buvo Kamčiatkoje tarsi padaryti tokie vaizdai, kur ten čiuožia nuo namų stogų. Ir iš tikrųjų dalis žmonių nesupranta. Aš kai matęs tų vaizdų, tai iškart žinau, koks tikslas tų vaizdų, tų peržiūrų kiekis ir panašiai. Bet daug paprastų žmonių turbūt nesupranta. Tai čia ir yra didžiausia bėda, kai viskas susimiksuoja. Mes turim vaikus, kurie žiūri YouTube'us, ir ten turinys jau dabar yra tikrai nemenkai pasikeitęs ir jie nežino. Ir daug kur taip to vadinamo AI slop atsiranda, tai čia turbūt yra toks, kur reikėtų pagalvoti, nes turinio prieš tai irgi netrūko. Jeigu mes ko netrūko, tai turinio. Ir dabar jo netrūksta ir dar pildosi neaišku kuo. Tai čia tokių yra dalykų, apie kurias reikia pagalvoti ir saugotis turbūt. Ir ne viskas gerai, turbūt kas gerai atrodo, kaip čia. Bet tikrai aš labai gerai atsimenu tą vaizdo įrašą su daug sniego ir vaikais čia žinėjančiais nuo to namų šono. Tai ką mes tokiu atveju galėtumėme padaryti kaip visuomenė ir apsisaugoti ir atskirti, kas yra tikra, o kas ne? Tai, ta prasme, tai, ką mes matome ir atskiriame dabar, tai po metų galbūt nebeatskirsime. Tai vat, čia bėda yra turbūt ne dabar, bet kuri laukia mūsų ateityje ir čia turbūt tiek socialinių tinklų kažkoks, tiek žiniasklaidos turbūt atsakomybė, kaip jie save pozicionuos ir kaip informaciją pateikinės. Tai yra ar kažkoks žiniasklaidos kanalas skleis tas melagienas, ar bandys kažkaip apsiriboti ir tikrinti, tai bus sudėtingiau, bet reiks priprasti, kad ne viskas tikra, kas ir seniau nebuvo viskas tikra, ką matai internete. Tai dabar tikrai
Jeigu per daug gerai, kaip sakau, tai reiškia netikra. Jeigu kažkas tokio, ką... Jau per daug viskas nušlifuota ir... Nušlifuota, bet nu, atrodo neįtikėtina. Aha. Tai greičiausia taip ir yra. Jeigu, nu, nežinau, ten kačiukai šokantis būna dabar, nu visokių tų video. Bet jie labai realistiški ir tai yra baisu. Taip. Nes tu pradedi kvestionuoti kiekvieną kūrinį pamatytą internetinėje platformoje. Ar tai Taip. tikra ar ne? Ir ypatingai gal nepasisekė tiem, kas paišydavo tokiu stilium ar kurdavo taip, kaip dabar dirbtinis intelektas kuria. Tai čia yra tokių atvejų, kur sako, taigi, kokius promptus įrašėjai, nors žmogus jau daug metų paišo panašią stilistiką, kuri nukopijavo. Tai tokių problemų atsiranda. Ir vėl turbūt gal keisis ir mūsų įpročiai, gal vėl kažkaip vertinsim kitus dalykus, žiūrėsim, ką žiūrime, kaip vis tiek perkam maistą, kartais ekologišką, nors skonio prasme yra tas pats bananas ar toks, bet supranti, kad jis daugiau kainuoja, galbūt vertingesnis, tai taip ir galbūt su kūriniais kažkaip tai turėsim atsirinkti arba bandyti save apsaugoti. Nu, čia sunku pasakyti. O kaip to pačiam kaip kūrėjai yra vadinamasis kūrinio ownershipas, ne? Kai tu kuri su dirbtiniu intelektu, su AI, tu kaip ir jį sąlyginai atiduodi, prarandi, ar ne? Ir jį bet kas gali nukopijuoti, ypatingai jeigu naudoji viešasias platformas, kurie pasiema visą... Tai ne tik tai nukopijuoti, jeigu, pavyzdžiui, yra daug nepatentuojamų dalykų netgi, tai stilius yra vienas iš tų nepatentuojamų dalykų, tai sakykime, jeigu aš turėčiau stilių kažkokį ir kažkas padarytų, nukopijuotų tą stilių kitam kontekste, tai tas ownershipas taip pasikeičia, kad netgi iš piešėjo paprasto, net nekuriančio dirbtinio intelekto, tavo darbai gali būti nukopijuoti, tiek kuriant dirbtinį intelektų, tu irgi nežinai, kam priklauso tos teisės, bet kas yra kūryba, čia irgi susitarimo reikalas, nes kūryba, kaip čia, tu save realizuoji, tai jeigu tu tik kuri dėl savęs ir dėl realizacijos, kartais tie pinigai ar ten ownershipas nėra tiek svarbus, kiek procesas. Tai man asmeniškai procesas visada yra įdomesnis negu kas po to. Aišku, jeigu ten, sakykime, uždirbtų kažkas iš tavo darbo milijoną, o tu nieko negautum, nu taip aš čia dabar sakau, tai turbūt tada norėtųsi lygybės kažkokios, bet kito atveju, ypatingai animacijai, tai animacinis filmas dažniausiai pabaigtas labai mažai uždirba pinigų. Nu, jeigu sukuri trumpametražį animacinį filmą, sakykime, 10 minučių, pilnametražių Lietuvoje nėra, tai tu taip ar taip nesi turtingas iš to darbo, dažnai darai dėl to, kad tau tema įdomi, idėja, tai tų finansinių dalykų tu ir nejauti, ar tenais kažkaip copyrightas kažkam, tai ten kažkas tavęs labai nenuvoks, nu, dažniausiai, jeigu tu pirmas paleidi kūrinį, labai sunku, kaip čia, visiškai jį pavogti, arba jau turi būti kažkokia speciali idėja, kodėl tu jį pasiėmei. Tai jo, čia sudėtinga, bet... Sakai sudėtinga, ir ne, iš animacinių filmų kažkaip... Ta prasme, kiek aš uždirbau, aš dirbtinio intelekto filmų uždirbau daugiau negu iš tų, kur kurdamas taip. Paprastai įrankis. Oho. Nu, čia ten tie pinigai vis tiek nėra dideli, bet sąlyginai poreikis dirbtinio intelektų filmų, nes aš pradėjau gan anksti, buvo didesnis negu turbūt tradicinių filmų, kurių yra pakankamai daug. Tai... O kaip mane, kodėl buvo tas poreikis didesnis ir kas vyksta būtent tam turbūt pinigų pasaulyje irgi, kurie mene cirkuliuoja, ar tai buvo kažkoks auditorijos susidomėjimas, kad jie norėjo kažko naujo, kitokio, ar tiesiog... Taip, procesai vyksta mene, kad jie dažniausiai, kad jie nori reprezentuoti tai, kas yra skirtinga arba nauja. Tai turi tą paletę įvairių kūrinių, kokie jie bebūtų, dažniausiai vienos technikos, vieno atlikimo kūriniai konkuruoja tarpusavį. Tai jeigu AI filmų nėra, o tu esi, tai konkuruoji tu su labai mažu kiekiu kūrinių ir turi didesnę matomumo galimybę. Taip pat dabar turbūt tiek daug tų kūrinių, kad konkuruoti galbūt net lengviau su rankom sukurtais filmais, negu su tuo, kas sukuriama dirbtinio intelektu. Tai jo, čia meno pasaulis veikia turbūt savo logiką, o technologijos savo logiką ir
kartais sekasi, kartais ne, turbūt taip ir. O kaip tik paminėjai, kad dabar galbūt mes pradėsim vertinti vėl tą kažkokį natūralumą, tokį galbūt neišbaigtumą, kas labai matėme įvyko ir su socialiniais tinklais, kai Instagramo gyvenimas tapo per daug nužvilgintas ir gražus, atsirado kitos socialinės platformos, kurios rodė realybę. Tai kaip manai su kino industrija, kai mes matome, kad dabar tiek animacijoje, tiek tradiciniam kine tie patys efektai padaromi jau yra su dirbtiniu intelektu, kaip pats minėjai, scenos, kas dabar tampa prabanga šiam kūrybiniam procese ir rezultate. Jo, tai iš tikrųjų tie efektai tampa tai, kas sunkiai padaroma kitom priemonėm labai brangu. Tai mes turėsime vieną efektą, kuris kainuos labai labai brangiai, kitą efektą, kuris labai labai pigiai. Tai man atrodo, tas disbalansas irgi yra nelabai gerai, galbūt surastų kelių kažkaip tai kaip tą miksą padaryti kažkokį, bet čia yra problema, kad tarp įdėto darbo turbūt žiūrovas ne visada matys kine, ekrane, o ką mokėti už kažką, kas yra labai brangu. Tai kinas keisis, komercinis kinas, man asmeniškai aš visai norėčiau galbūt dirbtinio intelekto filmų, bent jau kelių dar gerai padarytų, sakykime, holivudiškai, tai atrodo visai būtų įdomu pasižiūrėti kažkokį kitą kiną ir atveria daugiau galimybių, nes kartais aš juokavau, pačioje pradžioje sakau, yra daug scenarių parašyta, bet iš jų filmų nepadaro, nes žinai, kad ten ateis tik 10 000 žmonių, sakykime, bet su dirbtiniu intelektu gal jau yra racijos daryti filmus, kurie yra labai siauram žmonių kiekiui, pavyzdžiui, net veidus paimti mūsų ir padaryti filmą, mes einam žiūrėti filmą ir matom save, tame filme. Tai taip to nedarytum to filmo, bet čia atsiranda tokių naujų galimybių, kur būtų sukurtas kūrinys daug mažesniam kiekiui žmonių, to intimumo kažkokio, specifiškumo, ko seniau negalėdavai padaryti, nes turėdavai galvoti apie kažkokią didelę auditoriją. Tai man atrodo, kad šiaip galėtų būti kinas įdomesnis. Aš visai norėčiau kažką pamatyti tokio. Ir iš to, ką aš girdžiu, tai toksai netgi labiau asmeniškesnis, personalizuotas, kad jau ir auditorija tampa dalimi kūrybinio proceso kažkuria prasme, ar ne? Na, aš, pavyzdžiui, turėjau dirbtuvę su vaikais, tai, čia labai paprastas dalykas, bet jie paišydavo tik piešinius, juos nufotografuoja ir tie piešiniai atgyja ekrane ir juda. Tai ir klausiau vaikų, kas jiems įdomiausia. Jiems atrodo man, kad įdomiausia tas stebuklas, kad atgyja, bet jiems sakė, labiausiai patiko piešti. Tai toks irgi paradoksas, tas atgyjimas tarsi suteikia jiems stimulo piešti, bet procesas įdomiausias yra piešimas, o ne tai kažkas, kas sukuriama. Tai reiškia vis tiek, jeigu tu jauti savo indėlį į kažkokį bendrą kūrinį, tai tas kūrinys tau atrodo įdomesnis ir galbūt įdomiau ir procesas, ne tik rezultatas, ir tu kitaip tą darbą matai, kaip sakyt, vertini savo indėlį, o ne sugeneruotą indėlį. Tai atrodo, kad tikrai galėtų būti tų įdomių sprendimų. Ir klausimas, kiek jie yra komplikuoti ir čia reikia kažkam bandyti, eksperimentuoti ir atrodo, kad galėtų būti įdomus tas kinas, kitoks kinas ateityje. Oho, labai čia įdomi nukeli tokia asmeniškesnės patirtis filmų industrijoje, žodžiu, ar ne? Bet nes šiaip kino yra daug, tai kažko tarsi ir galėtų būti dar kitokio, nes temos supanašėja, nežinau, kartais norisi kažkaip naujo pojūčio, naujų patirčių ir jeigu kinas atkeliauja labai geras europietiškas kinas, tai retai kada jis turi pilną salę žmonių, tai kažkokio to ryšio kartais nebelieka tarp tų išleistų ten milijonų, daugybė žmonių laiko ir dar kažko, kartais to ryšio filmas su žiūrovu nesukuria, nežinau, čia reikia. Tai turbūt yra tikrai galimybių ieškoti kažkokių tai įdomesnių ryšių. Na, labai įdomu. Tai labai norėčiau mus dabar perkelti į tą visą edukacinę plotmę, nes nuo ten viskas ir prasideda, nuo ten tai ir kūrybiniai procesai, pokyčiai. Tu taip pat ir mokini studentus animacijos, ar ne?
Ir kiek esu susipažinus ir kiek minėjai, kad kuri studentams ir įrankius, kuriais jie gali lengviau paprasčiau mokintis ir kurti, tai kur mes esame mūsų mokslo sistemoje su įrankių panaudojimu ir ar noriai studentai imasi jų. Taip, tai man asmeniškai keista, bet dauguma studentų nenori dirbtinio intelekto, aš negaliu už visus kalbėti, bet yra labai aštrių priešininkų, kurie sako, neduokit šito dalyko mums, mes su dirbtiniu intelektu, aš sako, nieko nedarysiu. Ir jei net keli dėstytojai sakė, kad į darbo neturės, jis sakė, aš vis tiek su dirbtiniu intelektu nedarysiu, nes dažniausiai tu ateini mokytis tam, kad išmoktum tuos pagrindinius dalykus. Ir kartais dirbtinio intelekto naudojimas rodo tarsi tas shortcutas mokymosi procese. Nes iš tikrųjų jis gali gerai nupiešti, sakykime, gerai suanimuoti, bet jeigu tu žinai, kaip tai padaryti pats, tu galbūt galėtum ir paskui ateityje geriau patį kūrinį padaryti. Tai, ir man atrodo, tas ir yra skirtumas, kai dabar pagrindinis dalykas tai to išsilavinimo yra, kad turi plačiau matyti, plačiau galvot ir galbūt ir žinot, kaip tas įrankis veikia ir ateityje jau kai prispiria gyvenimas ir reikia greičiau padaryti, tai gal tuos šarkatus ir naudosi, bet iš pradžių tu turi turėti kažkokį, nežinau, stuburą, žinoti, kas tu esi, ką tu darai ir kodėl darai. Ir kūryba vis tiek yra, kaip čia, tau tai patinka daryti, tu studijuoji dėl to, kad tau patinka piešti, tau patinka animuoti, tau dar kažką patinka daryti ir tu nenori to pakeisti, kaip čia, didesniais pinigais, greitesnių rezultatų ar dar kažko. Tai tas požiūris, man atrodo, studentų, tai kurių tikrai įdomus ir vertintinas. O kaip manai, kiek tai gali būti susijęs su to psichologiniu aspektu irgi, kad kūryba vis tiek yra mūsų inputų, stimulų kažkoks procesas, kūrinys, išraiška ir mes matome tą dirbtinį intelektą ir įrankius, kai kartu kaip ir plagijavimą kažkokį, nes jisai viską nuskreipina, surenka, kas yra internete ir kažkaip labiau linkę, ką pastebėjau, tarkim, reklamos industrijai, matyti truputėlį labiau kaip priešą, nes gal paims iš kokio konkurento. Ar tai galėtų būti... Na, aš prieš dirbtinį intelektą, aš studentus mokiau, tokia yra knyga Still Like an Artist. Aha. Tai buvo lygiai apie tai, ką dirbtinis intelektas daro, tik tai žmogui. Pagrindinė taisyklė, jeigu tu vogi iš vieno, tai esi plagiatorius, bet jeigu tu pavogi iš 100, tai esi unikalus. Nes dėja mes irgi kartais juokajom, tarp dėstytojų, kaip čia ateina studentas, sako, aš nieko nenoriu žinot, aš kursiu iš savęs. Bet tu dažnai iš savęs negali kurt, tau reikia sužinoti, kas aplink darosi. Tai tas šiaip dirbtinis intelektas veikia taip, kaip žmogus veiktų kūrybiniam procese, bet šiaip gal viskas supanašėja. Tai čia turbūt ta problema, kad dirbtiniai intelektai labai dažnai, kaip aš sakau, kaip sriuba, tu išverdi tą vieną modelį vadinamą ir jis yra tokio skonio. Ir tenais ar morka papuls, ar bulvė, vis tiek ta pati sriuba. Tai su dirbtiniu intelektu irgi jis vienas tasai modelis generuoja labai panašius vaizdus. Aišku, tai mažėja. Yra tiek būdų, kad tikrai gali sukurti labai unikalų stilių dabar, bet pagrindas yra tas, kad paprastu būdu tu gausi labai panašų ir paprastą rezultatą, taip kaip ir kiti gauna. Jo. O apie tavo įrankius gal galėtum papasakoti daugiau, kad tu minėjai, jog kuri įrankius, kurie palengvina prašokti kurios procesus, kurie turbūt būtų reikalingi pasitelkiant kitokius specialistus ir užbaigti tą savo darbą. Taip, tai aš kuriu tiek studentam įrankius, tai turiu puslapį animuok.lt, kur yra sudėti paprasti įrankiai kaip pieštinė animacija, cutout animacija ir stop motion. Tai paskaitų metu aš paprastai parodau, tai jeigu nori greitai kažką išmokinti, tai aš naudoju labai paprastus įrankius tam padaryti. Ir su studentais problema būna, kad jie turi blogus kompiuterius, neturi programos, negali instaliuoti, akademijai kompiuteriai būna užblokuoti. Vienu žodžiu, daug problemų, kurios tu gali išspręsti su dirbtiniu intelektu.
Ir pats asmeniškai aš irgi kuriuosi įrankius, dabar baigiau vieną filmą, kuriam vadinasi workflow, tai procesas, kaip tu dirbi, yra nenupirktas įrankis kažkoks, o buvo viskas sugeneruota, tie įrankiai, kuriuos aš naudojau dirbtinio intelekto pagalba. Tai aš kaip žmogus, mes ten komandą viską darėm, bet, pavyzdžiui, įkeli video darbą, gali ant video rašyti komentarus, visą tai montuojasi į vieną filmą, gali visą filmą. Tai tą galėdavai nusipirkti, seniau galbūt kažkaip tai ar susiras, bet gali labai vėlgi asmeninius įrankius susikurti labai paprastam naudojimui. Tai reiškia, vienkartiniam naudojimui, dirbtuvėm gali, aš kai darau dirbtuvės, dabar praktiškai kiekvienom dirbtuvėm turim kažkokį naują įrankį sukuriu. Nu, ne visada, bet to savo seniau aš tik galėdavau pasvajoti, nežinodavau, kad dirbtuvė truks valandą, aš tam praleisiu 2 savaitės. Nu, tiesiog tu fiziškai neturėdavai tiek jėgų, kad investuoti laiko ir kažką sukurti, o dabar gali tokius įdomius eksperimentus daryti. Tai atrodo įdomu. Taip, labai įdomu ir kalbančiu su tavimi tiesiog vėl nori sugrįžti, bandyti skirtingus įrankius, nes tikrai nebūtinai iš pirmo karto išeina ir ne visą laiką gauni norimą rezultatą ir kartais, nes atrodo, kad kaip ir tas dirbtinis intelektas ir tie įrankiai turėtų būti, aha, va, parašiau promptą, jau dabar čia gausis viskas, aš esu eskaluoju savo greitį, bet nėra taip viskas greit iš tiesų. Tai vienas, aš šiek tiek bijau tų įrankių, kurie yra labai lengvai prieinami ir beveik nemokami, tas 20 eurų tai yra šiaip beveik nemokama, už tavęs įmoka. Dėl to, kad tu iš tikrųjų techniškai nežinai, ką gauni. Tą atsakymą tas įrankis gali duoti gerą, bet gali jie, pavyzdžiui, ant tavęs atlikti bandymus, nes labai dažnai kompanijos atlieka ant pasirinktų žmonių bandymus ir tu gali ten papulti ir jis tau gali specialiai duoti blogus atsakymus ir žiūrėti, ką tu darysi. Nu, aš taip čia spekuliuoju, bet tu neturi to įrankio, kaip čia savo kompiuteryje, jisai yra neprognozuojamas, jie gali sumažinti resursus, nes jiems elektra kainuoja, dar kažką. Nes aš esu pastebėjęs, kad kartais jis duoda labai gerus atsakymus, o kartais labai blogus. Pagal nuotaiką. Pagal nuotaiką. Tu nežinai, kokia ta nuotaika ir už tai aš, pavyzdžiui, kai darau, labai dažnai mėgstu ant savo kompiuterio turėti tuos modelius, kurie yra neįtakojami tų kitų procesų, tiek cenzūros kažkokios, nes net kareivio negali šiaip ten nupaišyti su dirbtiniu intelektu, ar turi apgauti tą sistemą, vienu žodžiu. Tai turi šiaip daugiau kontrolės, jeigu turi tuos įrankius, bet tada ta kaina yra ir didesnė to dalyko, nes turi nusipirkti kompiuterį, turi laiko praleisti, kaip ten jį pasijungti. Bet iš kitos pusės, jeigu platformai gali gauti ten 3 video vienu metu generuoti arba 2 video generuoti, kiek ten moki, tai tuo tarpu ant savo kompiuterio tu gali, nežinau, 1000 video sugeneruoti ir tada jau daryti kitą atranką iš tos masės, kažkokius eksperimentus kitaip. Tai mano idealiu atveju, tai aš norėčiau, kaip čia, savo turėti tuos įrankius. Deja, dabar visi įrankiai išleisti Kinijos nemokami, kažkaip tai vakarų Europą viską užsidarė kol kas, bent jau taip didžioji dalis, tai irgi tai, ką gali gauti nemokamai, tai vėl praeina pro. Tu susimoki kitokią kainą. Kitokią laisvo žodžio kainą ir panašiai. Nu, dar kol kas jie atviri, bet neaišku, kada jie ten, kaip čia, koreguos tavo atsakymus. Tai čia yra pavojų to turinio, kur gauni, kuris yra net ne nuo dirbtinio intelekto priklauso, nuo tų kompanijų ir politikos bendros visuomenės, Amerikos, Europos ir kitų šalių, kas yra gerai, kas yra blogai. Tai čia tokių vidinių pavojų, apie kuriuos reiks greitų metų vėl galvoti, kaip su tuo tvarkytis, nes kaip čia, nežinai, kada to reklamą įkiš, nes kartais parašai, kokia geriausia kamera. Nu, nežinau, nusipirkti. Tai galbūt jis tą duoda dėl to, kad kažkas sumokėjo kažkokius atsakymus. Labai artėjame jau link to staigiai. Nu, čia jau neišvengiamai yra ir 100% tai bus. Tai klausimas tik tai, nu, kaip save apsaugoti nuo tos klaidingos informacijos, netgi ne tik stebint internete, bet ir pačiam naudojant tos įrankius. O dar grįžtant truputėlį prie edukacijos ir
profesijos kaip tokios, kaip, pavyzdžiui, animatorius, ar ne? Labai gerai atsimenu, prieš 10-12 metų dirbau vienam korporatyve, marketingą, komunikacijai, atsimenam, turėjome Merin House animatorių ir samdydom agentūras, o dabar, kai viskas pasikeitė, kad parašęs gerą promptą, tu gauni aukščiausios kokybės animuotą vaizdą. Kaip kista mūsų animatorių karjera, profesija ir augimas? Čia taip juokaujam, žodžiu, nenoriu sakyti kas ir kaip, bet pasibandė tą įrankį ir sako, aš komandai net nerodžiau, nes nusiviltų, kaip gerai padarė dirbtinis intelektas. Tai, tai kartais yra tokia, kaip čia, problema, kad iš tikrųjų tas įrankis yra tiek geras kartais, kad rankiniu būdu tu to nepadarytum. Tai aš įsivaizduoju, kad turi atsirastas balansas, arba tu tada sakai, aš nekuriu su dirbtiniu intelektu, arba pats produktas yra tiek įdomus, kad nelabai svarbu, kaip jis sukurtas, arba kažkaip integruoji į savo kūrybos procesą ir jau dėja, bet turi tą, kaip čia, kombinuoti tiek dirbtinio intelekto, tiek turbūt rankų darbo ir man atrodo geriausias rezultatas vis tiek kol kas yra kažkokia kombinacija. Tik problema yra ta, kad tie geriausi kadrai bus dirbtinio intelekto, o ten tie paprastesni, kur tekstą užrašyti, kur klaidų jis padaro, užrašysi rankom, tai čia kaip buvo koncept artistų darbas pasikeitė iš to, kad jie pirštų kiekį taisė vienu metu, nes dirbtinis intelektas sugeneruodavo ne tą kiekį. Tai daug problemų atsiranda, viskas iš esmės keisis. Lietuvos atveju mes nesam labai didžiuliai, tai ta prasme, mes nepagamindavom tiek kino, kad būtų jų perviršis arba iš vis, kad animacija skambėtų Lietuvoje. Tai man atrodo, pliusų šiek tiek yra, kad galbūt daugiau bus kūrinių, galbūt daugiau filmų atsiras kažkokių, kaip sakiau, mažai grupiai 1000 žmonių galbūt. Tai čia yra pliusas, minusas, kad viskas gali keistis. Tam tikros darbo vietos turbūt turės žmonės persikvalifikuoti, bet taip jau yra buvę. Atsirado kompiuteriai, nieks ant juostų nefilmavo, nieks rankom nepaišė. Tai tų tokių drastiškų pokyčių yra buvę. Nu, kaip čia, niekas neišnyko kol kas. Tai... Bet bus labai įdomu pažiūrėti, nemanai, kalbant apie tą pačią fotografiją, paminėjai juostinį fotoaparatą, ne? Tai viskas, dabar pastarėjai 2 metai grįžę ant bangos. Aš net pažįstu žmonių, kurie į keliones specialiai nesinaudoja kelionėse mobiliaisiais telefonais ir yra pasidarę vidinę taisyklę. Mes fotografuosime tik juostiniu fotoaparatu. Kaip man ar galėtume mes tą išvelgti, kad ir kine galbūt bus tokios vėl 2 kategorijos, to dirbtinio intelekto ir tada, kaip minėjau, tos mikro bendruomenės, kur jau old school. Čia irgi jau kurį laiką taip vyksta, net be dirbtinio intelekto. Vienas festivalio atrinkėjas sakė, aš viską mėgstu kas ant juostos, jau jam nesvarbu, kas ten. Juosta irgi grįžus, tai tu bus ir sakau, visi norės tos medžiagos, galbūt net norės, kad iš tikrųjų eitų per projektorių tas kinas, o nebūtų skaitmeniškai rodomas. Bet, čia natūralūs procesai, medijos nedingsta, tie įrankiai, nemanau, kad kažkas išnyks, tik tai, kažko reikės mažiau ir reikės kažko kito. Tas komercinis darbas, dėja, dažnai yra tik komercinis darbas. Kažkam parduot kažką, kažkam uždirbti kažką. Tai tokiuose santykiuose, ten to meno ne visada ir būdavo. Tai ar kompanijom pakaks dirbtinio intelekto, kaip Coca-Cola, kuo skirsis nuo, ką čia mes Lietuvoje turime, rasos gėrimus. Jeigu jie galės sukurti vienodo lygio ir kokybės vaizdo klipus, tai Coca-Cola, kadangi turi daug pinigų, turės dar kažką, vis tiek turės kažkaip tai pirkti, daryti tai, ko negali padaryti tie, kas neturi tiek tokių didelių biudžetų. Tai kažkas keisis, tik neaišku kaip, ir čia toks laikas iš tikrųjų labai įdomus, kur kažkam pasiseks labai, galbūt tam pasiseks, kuris paišys ant popieriaus ir sakys, jokio man dirbtinio intelekto nereikia, ir po metų kitų žiūrėsim, kad tai bus didžiausia vertybė. Tai niekada negali žinoti, kaip iš tikrųjų čia bus. Atrodo, lyg vyktų didžiulis eksperimentas. Jo. O dar žiūrėk, Antanai, kadangi esame investicinėme
investicinėje temoje. Norėčiau tavęs pasiklausti ir išgirsti tavo nuomonę taip pat apie investiciją į meną sukurtą su dirbtiniu intelektu. Kaip žmonės, kurie domisi, gali atskirti, tai kur ta vertė, už ką tikrai verta investuoti tuos pinigus, o kur galbūt reikėtų kažkaip atsitraukti ir... Tai nežinau. su menu menas pirmą atsirado tokiam aukštesniam mene dirbtinis intelektas. Jeigu žiūrėt visą tą istoriją, tai buvo mokslininkai ir menininkai, jau aukštesni menininkai, ir dabar tik tai atėjo į plačią visuomenę prieinamą visiems. Tai pirmieji darbai pardavinėjami buvo pakankamai nebloga kaina, nes jie reikalavo techninių įgūdžių ir meninių įgūdžių. Toks miksas vadinasi menas ir technologija. Tai kas yra vertinga, tai vertinga lieka vis tiek tas autorius, kurios kūrė tuos darbus. Tai jeigu garsus šiuolaikinis menininkas sukurtų dirbtinio intelekto kūrinį ir jo nesuvalgytų kritikai, atsilaikytų, tai tas darbas turėtų vertę. Jeigu tas darbas yra vienas iš, nieko nesiskiria, tai jis niekaip ir neturės tos vertės. Tai iš tikrųjų yra gerų meno kūrinių sukurtų su dirbtiniu intelektu, kurie atskleidžia vienas ir kitas žmonių pusės. Tai čia vieno menininko darbas buvo, kuris kasdieną generuodavo dirbtinio intelekto klipus sukurtus iš archyvų, bet vertė atsirado, kad jis išjungia tą mašiną ir tik tie darbai, kurie nebus nupirkti, bus ištrinti. Tai jeigu tu norėjai išsaugoti tą darbą, tu turėjai pirkti tos darbus ir tokiu būdu jie išsaugo unikalius paveikslėlius, nes jie tam tikrą prasme jau istorija yra, nes vienas pirmųjų dirbtinio intelekto darbų. Tai ta vertė atsiras ir ta vertė unikalumo išlieka, nes tas darbas dėl aplinkybių yra unikalus. Tai šiaip meno prasme tam lauke nesikeičia labai daug kas, nes būdavo ir ready-made'ų, tu galėdavai tą pisuarą pasiimti, užrašyti savo vardą ir jis tampa meno kūriniu. Čia jau 100 metų tai vyksta. Tai iš tikrųjų tų procesų buvo tiek ir yra tiek įvairių, kad tas meno vertė sukuriama šiek tiek kitaip negu techninis atlikimas. Kartais jis reikalauja daug laiko, kartais Banksy ten nupaišo kažką. Nėra ten jie, man asmeniškai, kažkokie labai išskirtiniai, bet aplinkybė, kad tai yra nupiešta to žmogaus taip, ne kitaip, sukuria tą vertę. Tai ta vertė slepiasi neatlikime. Taip ir buvo seniau, taip ir tebėra. O jeigu šio pokalbio klausosi kūrėjas, kuris bijo, kad dirbtinis intelektas nuvertins jo darbą, ką tu jam atsakytum, ne kaip technologijos ekspertas, bet jau kaip esantis kūrėjas? Nuo ko pradėti ir kaip... Sakyčiau, ups. Taip, aš manau, kad vėl, kaip tu žiūri tą kūrybą, man asmeniškai kūryba yra procesas. Tai jeigu tu vertini tą procesą ir ką tu darai vertini, tai man atrodo vienu ar kitu gyvenimo metu tai atsiperka. Tai kuriems po mirties, kaip žinoma, bet tai yra procesas nebūtinai susijęs su finansinė grąža. Ir kritikų komentarai yra, kaip čia, šio meto komentarai, laikmečio komentarai ir jie trumpalaikiai, o darbas lieka ilgiau. Tai manau tiesiog daryti reikia, ką darai ir nebijoti to, ką darai. Puikiai žinutė ne tik tai meno pasaulyje, bet manau, bet ką darome šioje visuomenėje. Ir manau, kad gera žinia taip ir užbaigti mūsų pokalbį. Gal paskutinis klausimas. Antanai, kas tave dabar labiausiai džiugina technologijų pasaulyje ir ką manai, ką šie metai atneš? Tai atneš daug naujų dalykų. Taip. Ir aš nesakyčiau, kad džiugina. Aha. Tai vieną dieną džiugina, kitą liūdina. Tai aš sakyčiau kalneliai, nes kartais džiaugiesi, kartais galvoju, kas čia dabar bus. Tai, bet įdomu, kad nebus taip, kaip buvo šiandien. Tai man atrodo įdomu, kad keičiasi pasaulis ir mes esam to pokyčio dalis. Tai mes priemam sprendimus ir taip, kaip mes keisimės, tai ką mes darysim, tokia ir bus ta ateitis. Ačiū, Antanai, labai mėlyje. Šiandienas mumis buvo Antanas Kučias, kuris mums ką tik papasakoja apie meno, animacijos, technologijų pasaulį ir
Na kągi, būkime pokyčių dalimi, domėkimės, bandykime, klyskime ir nebijokime technologijų. Geros dienos ir iki kitų kartų.